Tai sveiki visi, ačiū, kad susirinkote ir šiandien esu Giedrė Audėjaitinė ir mes kalbėsime apie sveiką gyvenseną. Apimsime ir mitybą, apimsime fizinį aktyvumą ir visas sritis, su kuo yra susiję veiksniai. Tai mūsų paskaitos planas yra, apžvelgsim teorinę dalį ir gale padarysime praktikinę dalį. Tai yra parodomieji pratimai, kurie jums padėtų ir smulkiai motorikai, ir fiziniui aktyvumui, ir taip pat jūsų apskritai bendrai savijautai gerinti. Taigi, pradėkime nuo to, kad mityba ir sportas tai yra du esminiai ir patys svarbiausi dalykai, norint turėti gerą savijautą ir padidinti savo bendrą gyvenimo kokybę, pagerinti. Tai šitas derinys mums padėtų ne tik išlaikyti gerą fizinę formą, bet taip pat ir emocinį balansą, savijautą bei ilgalaikę sveikatą. Tai kaip manote, dažnai kalbame ir mes apie mitybą. Kaip jums atrodo, kas tai yra sveika mityba? Kuo jums siejasi žodis sveika mityba? Su kuo jie susireguliuoja? Kaip reikia valgyti, kad būtumėt sveiki? Turėt saiką, ar ne? Ekologiškai. Galvojat, kad jeigu yra ekologiškas maistas, nepersivalgyti, taip, turėti saiką, yra taip pat režimas labai svarbus ir labai yra svarbu subalansuota mityba. Subalansuota mityba, tai apskritai, ar žinote, kas tai yra? Tai yra, kai mes iš maisto medžiagų valgome patiekalus ir maistą ir gauname pagrindinės maisto medžiagų dalis. Tai yra baltymus, riebalus ir angliavandenius. Tai yra subalansuota mityba. Tai tarkim, galim dabar prisiminti, kas yra apskritai tie baltymai. Kur rasti baltymų, kaip jums atrodo? Prisiminkim. Baltymai, ne. Prisiminkim, kad baltymai tai yra, tarkim, gali būti mėsos produktai, pieno produktai, taip pat gali būti baltymai, jie yra augalinės kilmės ir gyvūninės kilmės. Tai gyvulinės kilmės baltymai yra tie, kurių mums galbūt kartais yra jau per daug, ar ne, tai yra iš visokios mėsos, produkcijos, pieno, ar ne. Yra augaliniai baltymai, kurių mums trūksta, tai yra iš ankštinių daržovių pagrinde. Ir mes tokiu atveju užtikrinam, ar ne, turime baltymus, turime angliavandenius, tai yra salotos, grūdiniai produktai, ir turime riebalus, tai yra aliejus, avokadas, riešutai, ir turime visą šitą miksą baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Ir visi šitą subalansuota mityba ir yra mūsų ilgalaikis procesas. Na ir be abejo fizinis aktyvumas, tai yra sportas. Ir kalbant apie sportą, gal žinote, kiek laiko minimaliai reikėtų šiek tiek pajudėti? Kiekvieną dieną, o kiek laiko kiekvienai dienai? Taip, bent 30 minučių, ar ne, geriausiai, jeigu pajudam apie 60 minučių ir fizinis krūvis turėtų būti toksai, kad mūsų širdies pulsas šiek tiek padažnėtų, ar ne, kvėpavimo ritmas padažnėtų ir tokiu atveju jau laikomas yra fizinio aktyvumo padidėjimas. Ir taip, kaip ir sakiau, mes susiję ir žinau, kad tikrai sportuojat ir čia ir globos namuose dažnai tikrai atvyksta treneriai ir daro tą mankštą tikrai nebereikalo. Žinoma, jūs padidinat savo širdies dažnį daugiau negu ramybės būsenoje. Tai yra labai puikus užsiėmimas ir keliam ir sąnariams. Sportuojat ir važinėjat su dviračiu, ar ne? Labai puiku. Labai dažnai iš tikrųjų rekomenduojama keisti. Vieną dieną važiuojat su dviračiu, kitą dieną daugiau gal pavaikščiokit, ar ne? Ir kuo daugiau keisit fizinių aktyvumų, fizinių veiklų, tuo jums bus tikrai palankiau sveikatai, nes apims vis kitas raumenų grupės. Taip, tai mes kaip ir pakalbėjome, ar ne, tai sveikata priklauso nuo mitybos, nuo tos subalansuotos mitybos, dėl to nebereikalo ir gauna, tarkim, maistą, ar ne, kartais, sakot, kam čia tiek daug baltymų, ar ne, tarkim, jeigu į globos namus padaro, tai dėl to, kad baltymai reikalingi jūsų būtent raumenų sistemai ir ypatingai sportuojantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms, nes baltymai atstato ląsteles ir mes turime tokią jau prigimta sarkopenija, kuri iš tikrųjų yra slopina, ar ne, mūsų raumenų susitraukimą, tai būtent baltymai juos atstato.
Taigi, dar sveikata, kaip ir sakė, priklauso nuo fizinio aktyvumo, jau aptarėme, kiek reikėtų minimaliai praleisti fiziškai aktyviai dieną. Taip pat labai svarbu yra psichoemocinė sveikata. Psichoemocinė sveikata tai kaip mes jaučiamės dabar, kaip jaučiamės namuose, darbuose, kur gyvename ar ne. Jeigu mes jaučiamės netinkamai, jau reikėtų ieškoti priežasties, kodėl taip yra ir reikėtų galvoti, ką daryti, kad būtų kitaip. Nes nuo psichoemocinės sveikatos labai priklauso mūsų bendra savijauta. Negalime jos ignoruoti. Dar vienas iš punktų yra žalingų įpročių neturėjimas arba juos sumažinti. Jeigu jau turime žalingus įpročius, tiesiog juos palaipsniui reikėtų mažinti, nes mūsų sveikata galbūt atrodo, kad viskas kol kas yra gerai, bet su laiku jinai gali labai pradėti prastėti. Na ir be abejo, kokybiškas miegas. Kiek laiko jūs išmiegate? 8 valandas, kaip vadovėlyje, ar ne? Daugiau. Jau su vaistais, ar ne? Jau atsirado miego sutrikimas, tada jau reikia naudoti vaistukus, ar ne? Tai minimaliai taip 7-8 valandos būtų tas pats rekomenduojamas skaičius, bet dar pagalvokit, ar nemiegat pietų miegelio, gal pasnaudžiat kokį posmelį, ar ne? Truputį būna, ar ne? Ne visada. Tai kartais, taip, 7-8 valandos jau pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis rekomenduojamas valandų skaičius. Bet labai svarbu, kad ir ne tik valandų skaičių išmiegoti, bet ir kad tas miegas būtų kokybiškas. Tai yra, mes turim pasiruošti miegui. Kaip sako? Be sapnų. Sapnai yra gerai, viskas yra gerai. Mes sapnuojame toj ilgojai. Žinot, kaip yra su sapnais, yra tam tikros miego fazės. Ir jeigu mes išmiegame pusę valandos laiko, tada mes pridam prie tos REM fazės, giliojo miego fazės, kai atsiranda sapnai. Tai jeigu mes sapnuojame, tai jau mes tą pirmąjį miego laiką puikiai išmiegojam, nes ne visi tikrai sapnuoja tuos sapnus. Tai būna tikrai tokie tikroviški ir, sakot, ir baisus. Labai svarbu yra dar miego rutina, pasiruošti miegui. Jeigu mes, tarkim, pasižiūrėjom gal kažkokį filmą, o gal žinias išgirdome ar ne, arba netgi net ne visos knygos yra tinkamos prieš miegą. Jeigu perskaitėm kokią nors istoriją, kuri mus sukrėtė, tai gali mums taip įsisąmonėti ir net sapnuose atsirasti ta istorija, ar ne, ir tas tęstinumas. Tai labai svarbu, jeigu mes ruošiamės eiti miegoti, tai pasidaryti tą rutiną, tarkim, kiekvienas pagal save, vieni pasivaikšto ar negali taip pasidaryti režimą, kiti galbūt atsigeria arbatos, arba jeigu paskaityti knygą, tai irgi, kad jinai būtų neįtempta ar istorija pasižiūrėti ar ne, kad mūsų per daug nesukrėstų ir tas miegas mūsų būtų kokybiškas. Tai kaip ir sakau, labai svarbu ne tik miego laikas, bet labai svarbu ir kad mes pasiruoštume miegą ir turėtumėm tą kokybišką miegą būtent. Taip, dar yra labai svarbus dalykas širdies ir kraujagyslių ligos. Turbūt jau esate tikrai girdėję ir žinote, ar ne, kad šiuo laiku širdies ir kraujagyslių ligomis sergamumas yra dažnesnis negu galbūt buvo jisai anksčiau. Kodėl taip yra? Nes mūsų mityba ir mūsų fizinio aktyvumo lygis yra šiek tiek pasikeitęs negu buvo anksčiau. Kodėl, ar ne? Tai mes su maistu gauname per didelį energijos kiekį, tai yra kilokalorijos, ir jų neišeikvojame fizinio aktyvumo metu. Dėl to viskas pradeda kauptis, kraujagyslės pradeda užsikimšti, ar ne, ir mes tokiu atveju atsiranda didesnė rizika susirgti šiomis ligomis. Taip pat su maistu gauname per didelį transriebalų kiekį. Ką tai reiškia? Kad mes dažnai kartais mėgstame pavalgyti grūzdintus, krūdintus, apkeptus patiekalus, ar ne, tai visą tai ir sudaro būtent transriebalai, kurie kenkia ir vėlgi kemša mūsų kraujotaką, kraujagyslės, ir to pasekoje gali atsirasti širdies ir kraujagyslių ligos. Dar vienas iš punktų labai yra svarbus, tai yra omega-3 riebalų rūgščių santykis. Galbūt žinot, iš kur natūraliai gauti omega-3 riebalų rūgščių? Ar žinot?
Taip, labai teisingai. Žuvis ar ne, sėmenys, riešutai, avokadas, aliejus, alyvuogių ypatingai. Jisai turi omega-3 riebalų rūgščių. Jeigu mes nevartojame arba vartojame nekokybiškai žuvį, tarkim, kurie suvalgo, tarkim, kokios sako, silkės suvalgysiu ar ne, silkutės ir čia jau bus žuvies labai daug arba kokią rūkytą žuvį, ar ne. Bet jeigu mes norime gauti būtent omega-3 riebalų rūgščių, tai reikėtų, kad ta žuvis būtų tinkamai apdirbta. Tai yra virta vandenyje, garinta garuose, jeigu kepta, tai orkaitėje be papildomų riebalų, be sūdymų ir be įvairių rūkymų, ar ne? Tai iš tokio maisto mes galime ir gauti, nes šiuo laiku yra tikrai sumažėjęs, mes valgome nepakankamai žuvies, nepakankamai produktų, kurie turi omega-3 riebalų rūgščių ir tokiu atveju yra labai didelis disbalansas, kai mes turime per daug omega-6, per mažai omega-3 riebalų rūgščių. O jeigu mes nevalgome, tai galime kompensuoti vitaminais, tai yra žuvies taukais. Ar gerite žuvies taukus? Gerite žuvies taukus, ar ne? Tai iš tikrųjų, galbūt jūsų subalansuota mityba ir gaunate pakankamai iš natūralių maisto produktų omega-3. Jeigu gaunate nepakankamai, tai tiesiog reikėtų gerti, tikrai rekomenduojame žuvies taukus, nes tai yra omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, taip pat labai gerai ir protiniai veiklai, ir fiziniai veiklai, ir atminčiai gerinti, tikrai užtikrina ir tikrai rekomenduojamas vienas iš tokių papildų. Dar vienas iš punktų, kuris įrodytas, kad mes suvalgome dėja, bet per mažai vaisių ir daržovių. Galbūt žinote arba galite paspėlioti, ko reikėtų daugiau suvalgyti, vaisių ar daržovių per dieną. Taip, teisingai, daržovių, ar ne? Tai daržovių reikėtų valgyti kiekvieno valgymo metu. O kiek reikėtų valgyti kartų? Taip, jeigu mes valgome apskritai 5 kartus per dieną, ar ne, tai yra pusryčiai, pietus, vakarienį ir dar įterpiam užkandžius, priešpiečius ir pavakarius. Tai jeigu 5 kartus per dieną mes ir valgytumėm daržovių, tai tikrai būtų pakankamas skaičius, ar ne? Tai tarkim, mes atitinkamai, jeigu valgome tą patį pusryčiams, ką valgys pusryčiams šiandien? Sumuštinį. Tai jeigu mes norime, kad tas sumuštinis būtų subalansuotas ir įterptas daržovių, tai sumuštinis turėtų atrodyti kaip pilno grūdo duonelė, ar ne? Pilnas grūdas turi daugiau skaidulų. Taip pat galima užsitepti ar plonai sviesto, arba avokado užsidėti, ar ne? Ko dar galima virtos mėsytės ir daug ir daržovių, ar ne? Būtinai sumuštinis su daržovėm. Ir jisai gali būti sveikatai palankus pusrytis. Jeigu mes valgome pietų patiekalą, tai tarkim ten iš žuvies ar iš mėsos produktų, ar ne? Tai turi būti žuvis, taip pat angliavandeniai, tai galima kruopų įsidėti, ar ne? Ir dar skaidulų įsidam, vitaminų dar įsidam šalia daržovių salotų. Ir vėlgi užtikrinam daržovių. Jeigu valgome sriubą, ar ne? Vėlgi, kuo daugiau ne makaronų geriau, kad būtų, tarkim, sriuba, ar ne vien tik makaronų, bet kad būtų ir daržovių. Ir jeigu kiekvieno valgymo metu įsidėsim daržovių arba vaisių, tai mes galime ir užtikrinti tą daržovių ir vaisių pakankamą vartojimą. Maždaug reikėtų apie 400 gramų suvartoti. Tai yra pakankamai nedaug, jeigu ten mes įsivaizduokim, kaip atrodo viena stiklinė, tai kiek ten tilptų daržovių, net tokias 2 stiklinės vizualizacijai. Ko taip? Manų? Taip, manų kruopos taip pat tinkantis ir pusryčiam arba galima vakarienį ar ne rinktis puikus produktas. Dar kodėl gali atsirasti širdies kraujagyslių ligos, tai yra dėl per didelio cukraus vartojimo. Ar mėgstat saldžiai pavalgyti? Mėgstat, ar ne? Tai viskas gerai, kad mėgstat saldžiai ir jeigu mėgstat desertus, tiesiog reikėtų tam tikrus dalykus riboti. Įsivaizdavimui galiu pasakyti, kad jeigu renkamės, gaminame produktus arba apsiperkame, arba nenustebkit, kodėl kartais jums atneša maistą ir sakytų, ne, čia ne per daug saldu, ar ne? Tai mes norime atkreipti dėmesį ir visi ir jums gamina, jeigu jūs pati irgi gaminatės, ar ne, kad būtų iki 5 gramų 100 gramų cukraus. Tai galime, pavyzdžiui, to cukraus yra visur, ir duonoje, ir jogurte, ar ne. Ir jeigu mes taip įsivertintumėm, kiekvienas produktas rinktumės, kad būtų kuo mažiau cukraus, tai to cukraus pertekliaus mes ir neturėtumėm. Tai atkreipkite dėmesį ir į etiketes, kai perkate, ar ne, produktus.
Taip pat yra per didelis druskos vartojimas. Druskos turėtų būti iki 1 gramo 100 gramų. Tai irgi nenustebkit, kad kartais kažkaip valgote ar neatnešė ir sakytų, kad na, čia man buvo ne taip sūru, ar ne, trūksta druskos. Tai viskas tik dėl jūsų gerovės, kad jūs nesusirgtumėt arba būtų mažesnė rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Tai visi šie faktoriai ir įtakoja mūsų veiksnius. Taip, kūno masės indeksas. Ar ką nors esate girdėję apie KMI? Kūno masės indeksas, tai mes apskaičiuojame ir pasižiūrime pagal jūsų svorį ir ūgį, ar jūs neturite, koks yra jūsų lėtinių ligų išsivystymo laipsnis. Aš galėčiau nors paskaičiuoti, ar yra savanorių, kurio galiu paskaičiuoti kūno masės indeksą. Jūsų galima. Iš ūgio kvadratų. Reikia žinoti savo svorį ir savo ūgį. Ar žinote? Žinot? Nelabai, ar ne? Na, daug maž. Žiūrėk, tai pabandom paskaičiuoti ir tada pasižiūrėsim, koks yra jūsų kūno masės indeksas ir kurioje grafoje atitinka. Taip, jūsų yra koksai svoris? 60, ūgis? 1,62 m padauginam. Aha, ir sakėt svoris 60, taip? Iš 2,6. Jūsų kūno masės indeksas yra 23. Tai galime atkreipti dėmesį, kad jūsų kūno masės indeksas yra normalus, nes 23, matot, nuo 18,5 iki 24,9. Ir tai jūsų lėtinių ligų išsivystymo rizikos laipsnio kaip ir neturite. Viskas labai idealiai atitinka, bet jūs sakėte dar ir sportuojate, ir važinėjate dviračiu, ir vaikštote, tai jūs normalizuojate visą savo gautas perteklinės energijos kiekį ir visas kalorijas išeikvojate. Taip, tai visą laiką labai smagu įsivertinti ir pasižiūrėti, ar ne? Nes jeigu mes pamesime tą skaičių, netkreipsime dėmesį, turėsime ne tik antsvorį, bet galime po antsvorį nudėti ir nutukimą. Nutukimas jau yra liga, kurią jau reikėtų gydyti su gydytojais dietologais, ar ne, ir konsultuotis. Tai nutukimą galima susirgti, tarkim, valgant netinkamai ar ne, maitinantis, nesportuojant, be visiškai fizinio aktyvumo. Taip pat netgi ir tie žmonės, kurie sėdimą darbą dirba ir jeigu visiškai jie nesportuoja, irgi linkia į nutukimą, ar ne, nes medžiagų apykaita lėtėja, mes kaupiame visas organizmo atsargas ir galime susirgti nutukimu. Tai jeigu mes kasdien bent po 1 valandą sportuosime ir judėsime, mes sumažinsime riziką susirgti nutukimu. Dar labai svarbus dalykas yra valgymo kultūra, nes nuo valgymo kultūros priklauso mūsų valgymo ir įpročiai ir taip pat tas maisto įsisavinimas. Tai labai svarbu ir ta, kaip ir sakiau, subalansuota mityba, riebalai, angliavandeniai ir baltymai. Labai svarbu kontroliuoti porcijas, tai reiškia, kad mes turime neprisidėti pilną lėkštę arba nebūtinai viską suvalgyti ar nekontroliuoti. Dėl to, kas gyvena globos namuose, tai tikrai yra jau sureguliuota ir pagal jūsų kūno svorį ir fizinį aktyvumą bei jūsų sveikatos problemas jau yra apskaičiuota viskas. Ir be abejo, dar labai svarbus yra valgymo laikas. Turim stengtis įsisavinti tokį vidinį laikroduką, kada mes valgome, ar ne? Tai kad net nereikėtų žiūrėti į laikrodį, tai yra valgymo reguliarumas mums leidžia nepersivalgyti. Jeigu mes pavalgėme, tarkim, 8-9 valandą pusryčius, o pietus yra tik tais 13-14, ar ne? Tai mes dar turime tarp jų įsiterpti ir kažkokį užkandį, ar ne? Žinau, kad tikrai irgi gaunate užkandžių. Tai yra tikrai nebereikalo, kad jūsų organizmas neišsektų ir mes turėtumėm netaip kaupti visas tas kalorijas. Taip pat dar labai svarbu yra lėtas valgymas. Svarbu neskubėti, kad tas maistas įsisavintų. Kuo jisai lėčiau įsisavina, tuo jisai turėsim tą ilgesnį sotumo jausmą. Dar labai svarbu yra ir aišku, ir ką mes valgom, ar ne. Yra greitieji angliavandeniai, nuo kurių mes, tarkim, toks batonas, ar ne, kokie būtų traškučiai. Greitai juos suvartojame, ar ne, bet tuo pačiu greitai jie ir išsiskaido. Jeigu valgysim pilno grūdo produktus, tarkim, pusryčiams labai tinkama yra košė ir ypatingai
įvairios košės, tikrai grūdai yra tinkami ir jeigu būtų pilno grūdo, tai jie lėtai pasisavina, bet mes turime ir lėtesnį įsisavinimo tą laiką, ar ne? Tai mes tiesiog ilgiau būsime sotus. Ir aišku, labai svarbu, kaip mes valgome, ar ne, kad nesiblaškyti, tiesiog susitelkti į maistą, užuosti, įkvėpti, ar ne, visą tą kvapą, kad būtų tikrai skanu ir kokybiškai galima taip pat maitintis. Taip. Liepia kuo greičiau, ar ne? Na, tai pasakykit, man reikia įsisavinti, ar ne? Ir tada neskubėkit ir valgykit. Taip, tai dar kuo svarbu ta subalansuota mityba, kurią kelis kartus jau šiandien minėjau, tai svarbu yra tuo, kad jinai suteikia mums energijos. Nes tik tai subalansuota mityba, kuri turi ir baltymų, riebalų, ir angliavandenių, mums gali palaikyti mūsų energiją ir palaikyti geresnę gyvenimo kokybę. Taip pat labai svarbu jinai ir imuniniai sistemai, nes jeigu mes subalansuotai maitinamės, taip pat valgome pakankamai vaisių ir daržovių, tai reiškia, kad mes gauname pakankamai vitaminų C, pavyzdžiui, ir D, ar ne? O C ir D vitaminas tikrai mūsų imuninės sistemos yra dideli draugai. Taip pat labai svarbu yra svorio kontrolė, nes subalansuota mityba tai nėra dieta. Tai yra subalansuota mityba, kad mes palaikytumėm savo kūno svorį. Tai yra, jo nenumestumėm arba jo nepriaugtumėm, ar ne? Tai yra subalansuota būtent mityba, kad aprūpintumėm kiekvieną savo organizmo ląstelę ir dalį svarbiausiamis maistinėmis medžiagomis. Ir virškinimo sistemai labai svarbu, nes jeigu mes įtrauksime kuo daugiau skaidulinio maisto, o skaidulos tai yra mūsų žarnyno šluota, tai yra valysim visą organizmą, tokiu atveju mūsų virškinimo sistemos veikla gerės. Ir paskutinis tai yra dar labai svarbu mūsų būtent smegenų funkcijai ir nuotaikai gerinti. Nes tik kokybiškas maistas mūsų nuotaiką, padidins mūsų nuotaiką, sumažins depresiją, sumažins įtampą ir tikrai jausimės kur kas geriau. Apie kalorijas, ar ne? Turbūt visi esate girdėję ir skaitę, kai kurie gal skaičiavote ir anksčiau, ar ne? Kiekvienas maistas turi tam tikro kalorijos skaičių, ar ne? Ir mes turime kiekvienas jų suvartoti pagal savo amžių, pagal lytį, pagal fizinį aktyvumą ir bandysime maždaug pasižiūrėti, kaip tą kalorijų kiekį paskirstyti per dieną. Nes nėra vienos taisyklės, kad, tarkim, jums reikia skirti tokio pačios kalorijos kiekio, ar ne? Nes jūsų fizinio aktyvumo lygiai yra kitokie, ar ne? Jūsų gyvenimo tempas yra kitoks ir turime spręsti pagal savo dienos ritmą. Kad kalorijas jums paskaičiuotų, tai tarkim gali paskaičiuoti dietologas, ar ne, ar kitas, ar dietistas netgi, ar ne, įvertinęs jūsų visą padarę kūno analizę. Tai kalorijos pasiskirsto labai paprastai iš tikrųjų. Turime pusryčius, pietus, vakarienę. Tai pusryčiai yra labai svarbi mūsų dienos dalis, nes tinkamai papusryčiavę mes galime taip užkuriam savo organizmą visai dienai, ar ne? Jeigu mes pavalgėme pilno grūdo košę, kruopas, tai mes jau per pietus nesinorės mums persivalgyti ir tokiu atveju sumažinsime tą maisto kiekį, ar ne? Ir tai būtų, tarkime, apie 20-25% mūsų visos raciono turi sudaryti pusryčiai. Per pietus yra pats svarbiausias mūsų maistas, nes daugiausiai energijos mes sunaudojame ir taip pat mums jos reikia įvairiam procesam vykdyti tiek fiziniam, tiek protiniam veikloms. Tai apie 600-700 kilokalorijų. Na, o vakarieniai pasiliekam tokią lengviausią. Vakarienė labiausiai tinka baltymai, tai tarkim varškė gali būti, įvairiai patiekalai iš varškės. Taip pat gali būti iš augalinės kilmės. Augalinės kilmės tai tokie įvairius avinžirniai, žirniai, pupelis, tokie troškiniai, ar ne? Tai yra būtent augalinės kilmės baltymai, kurie taip pat mums yra labai reikalingi. Ir aišku, turbūt visi mėgsta paužkandžiauti, ar ne? Tai dėl užkandžio tai 10-15% turėtų sudaryti būtent užkandžiai. Tai labai svarbu yra juos rinktis
kad jie būtų sveikatai palankus. Tai aišku, turėtų būti ne sausainiukas prie kavos, ar ne, nebent tas sausainiukas būtų keptas pačios. Tada tai viskas yra gerai, bet jeigu ten nusipirksim labai ten su šokolado glaistu, per daug cukraus, tai jau nebus sveikatai palankus užkandis. Tai tokius reikėtų pasilikti galbūt savaitgalį. O užkandžiavimui priešpiečiam, pavakariau arba net naktipečiam labiausiai tinka riešutai, vaisiai, uogos, kokie nors daržovės suvalgyti. Ir galima skirti apie 200-300 kilokalorijų būtent užkandžiam. Taigi visi užkandžiai turėtų būti planuojami ir mes net galim pasiruošti tokias dėžutes, gal net ar ne, kad na, čia bus užkandžiam ar ne, uogų kokių nors tada turėti, riešutų pasidėjus, kad paužkandžiauti ir mes taip dar paįvaiktumėm savo mitybą. Kai jau guli nusipelnėję apie 100 kilogramų, ką su jais daryti? Na, su jais yra tiesiog tada jau būna, jie guli ne dėl savo noro, ar ne, jie jau turi tam tikrų ligų, tada jau yra su gydytojų pagalba, jiem jau reguliuoja visą mitybą, kad jos būtų, kad palaikyti visoms organizmo funkcijoms, tačiau kad nebūtų didelis jų perteklius, ar ne, tai jam daro ir mankštas mankštinasi, su jais jau rūpinasi gydytojai, nes jie savo norų vis tiek turbūt, ar ne, jau neguli. Tai jau čia yra jau nutukimas, jau yra liga, kurią jau reikia spręsti. Tai yra labai daug įvairių patarimų, kaip, tarkim, suvalgyti kuo daugiau daržovių. Tai jeigu mes daržovės įdarome, arba jas gražiai patiekėme, arba dedame į sriubas, arba jeigu mėgstame makaronus, ar ne, dedame prie makaronų, ruošime padažus, galime tas įterpti kiekvieną maitinimą daugiau daržovių ir surinksim tą pakankamai minimalų jų kiekį. Apie skaidulą šiek tiek jau minėjau, tai turėtų per dieną sudaryti apie 25-35 gramai būtent skaidulų. Tai skaidulos, kaip ir sakiau, yra tarsi žarnyno šluota, jinai valo mūsų organizmą ir skaidulų turi vaisiai, turi daržovės, matome, net įdėjau tokią lentelę iš maisto produktų, labai daug skaidulų turi kviečių sėlenos arba pupelės, tos ankštinės daržovės, pilno grūdo visi produktai. Tai skaidulos mūsų organizmą valo ir taip pat skaidulos užtikrina mūsų mikro ir makroelementų skaičių reikalinga. Dar kas gali įtakoti mūsų kalorijų poreikį, tai yra amžius. Su amžiumi mūsų medžiagų apykaita lėtėja, turbūt jau pastebėjote, ar ne? Jeigu anksčiau suvalgtumėm kokį nors produktą ir jisai nieko per daug neįtakodavo, tai šiuo laiku, jeigu suvalgome, ar ne, jau matome, kad kaupiasi, jį jau sunkiau pašalinti, netgi ir fizinio aktyvumo metu. Dažnai būna, kad mes tiek energijos neišeikvojame, dėl to mūsų kalorijų ir maistas tiesiog mūsų poreikis sumažėja, negu, tarkim, jaunesnėme amžiuje. Ar pastebėjote, kad kartais nesinori nieko valgyti? Ar nebūna taip? Būna, ar ne? Ir galbūt pastebėjote, kad anksčiau daugiau norėdavosi valgyti, o su amžiumi, kai lėtėja medžiagų apykaita, ar ne, pastavinimas irgi lėtėja, tai mes to apetito kartais ir net neturime. Tai čia yra viskas natūralus procesas. Tai mes turėtumėm aktyvinti savo metabolizmą, o aktyvinimas ir yra tiesiog sportavimas, judėjimas, yra ir panašiai. Taip pat lytis dar priklauso, tai dažniausiai vyrai turi tą tokią didesnę raumenų masę, dėl to jiems kilokalorijų poreikis yra šiek tiek didesnis negu moterų, bet irgi yra įvairiai. Tikrai yra ir moterų, kurios turi didelę raumenų masę ir kurios tikrai ją reguliuoja ir tas kalorijų poreikis yra maždaug netgi vienodas. Fizinis aktyvumas. Tai kuo aktyvesnis žmogus, tuo jam kalorijų reikia daugiau, tai čia natūralus dalykas, nes mes tiesiog išeikvojame fizinio aktyvumo metu ir turime viską tą balansuoti, jeigu mes norime palaikyti. Aišku, jeigu norime numesti, tarkim, netekti svorio, tai viskas yra gerai. Bet jeigu norime palaikyti, tai kuo aktyviau judame, tuo ir turime atitinkamai maitintis. Na ir apie tikslus šiek tiek jau papasakojau, ar ne, kas dar gali būti. Apie kalorijas pakalbėjome ir vanduo. Ar geriate vandenį? Geriate vandenį, ne? Liepia, gerti, tai ir geriate. Tai labai puiku. Ar žinote, kiek reikia išgerti vandens? 2 litrus per dieną. Kas kitaip, kam dar kitaip atrodo? 2 litrai, ne?
Jums per daug, ar ne? Labai teisingai iš tikrųjų negalima sakyti, kad 2 litrai, ar ne? Nes mes kiekvienas esame skirtingas. Tai negali tas 2 litrai tikti visiems skirtingai, ar ne? Labai priklauso nuo kelių faktorių. Ką mes veikiame per dieną? Ar mes, koks oras, ar ne? Nes jeigu vasarą mes dar natūraliai prakaituojame, prarandame vandens, ar ne, prakaito metu. Jeigu mes sportuojame vėlgi, ar ne, prarandame vandens būtent, tai mums yra svarbiausia, ką veikiame, kokia yra, koks sezonas, ar ne, yra. Ir galime kiekvienas pagal savo kūno sudėjimą, kūno svorį maždaug pasiskaičiuoti, nes vienam kūno kilogramui reikia 30 ml. Tai vat, jūsų svorį jau pasakė 60, ar ne? Ir dabar mes paskaičiuosime, kiek jums reikia išgerti vandens per dieną. Tai 60 padauginam iš 0,3. Tai jums reikėtų išgerti 1 litras 800. Nepilnai taip. Sriubos ne visai skaitosi, tai nėra natūralus vanduo, ar ne? Bet galima kažkiek dalinai užskaičiuoti, ar nes jeigu valgome ir vaisius, ir daržovės, tai vėlgi yra, tarkim, agurkai, ar ne? Labai daug jame dar papildomai vandens. Tai kuo mūsų būtų sveikesnis ir subalansuotas maistas, tai galima nebūtinai tą ir 1,800 išgerti, ar ne? Galima ir šiek tiek mažiau, bet apytiksliai, nes natūralaus vandens bent jau 1 litrą atskirai išgerti tikrai rekomenduojame, nes vanduo jisai ir gerina burnos būklę, ir atmintį, koncentraciją, smegenų veikla gerėja, taip pat gerėja nuotaika, inkstų veikla reguliuojasi, taip pat padeda reguliuoti kūno svorį ir taip pat kūno temperatūrai irgi reikalingas būtent vanduo. Tai visada galite, kad jo daugiau išgerti, visada bandykit pasidėti vandenį matomoje vietoje, kad nebūtų taip, kad oi, va čia sėdžiu, žiūriu galbūt televizorių arba kalbu su kaimynė kokia, ar ne, ir labai toli tas vanduo ir kažkaip pritrūksta motyvacijos nueit pasimti. Jeigu visą laiką yra su jumis, jeigu nešiojatės, jeigu šalia lovos pasistatot, tai tiesiog nepastebimai ir išgersite daugiau to būtent vandens. Ir jeigu mėgstate gerti kavą, tai taip pat rekomenduojama prieš kavą atsigerti, dėl to, kad kava jinai šalina skysčius ir šalina vandenį. Tai reikėtų atstatyti būtent geriant vandenį. Ir dar labai svarbus dalykas, kad nereikėtų labai daug gerti vandens prieš miegą. Nes jeigu gersim daug vandens prieš miegą, tai gali ir sutrikti mūsų miegas, nes norėsim atsikelti, norėsim į tualetą, ar ne. Tai geriausiai būtų, kad 1 valandą iki miego taip pat atsigertumėt vandens, bet ne vėliau. Taip, mes apskaičiavom maždaug, kiek reikia, tai visą laiką žinokit, jeigu norėsite apsiskaičiuoti, tai savo kūno svorį padauginsit iš 300 ml vienam kūno kilogramų ir žinotumėt, kiek jums vandens reikėtų išgerti. Apie druską. Apie druską jau šiek tiek minėjau, kad stenkitės, kad druskos nebūtų perteklius jūsų organizmas ir kad nereikėtų paskui neatsirastų rizika susirgti didesnės širdies kraujagyslių ligomis. Tai kaip ir sakiau, jeigu renkamės produktą, tai kad būtų iki 1 gramo 100 gramų. Per 1 parą, per 1 dieną galima suvartoti iki 5 gramų. 5 gramų tai 1 arbatinis šaukštelis. Tai ir bandykite įsivertinti, kad kiek buvo per visą dieną tos druskos, kad neviršinti to būtent kiekio. Ir kaip žinote, ar mes suvartojame druskos ne per daug. Tai jeigu turime dažnai troškulio jausmą, jeigu jaučiame skysčių sulaikymas, ar ne, nes jeigu yra per daug druskos, gali būti edema, tai yra skysčių kaupimasis būtent kūne. Jeigu turite hipertenziją, tai yra aukštą kraujo spaudimą, vėlgi reikėtų pasižiūrėti, ar nevalgome, ar nėra pas mus per sūrus maistas. Jeigu dažnai būna sausa burna arba sumažėjęs apetitas, taip pat jeigu atsiranda galvos skausmai. Galvos skausmai tai apskritai toksai yra požymis, kad kažkas yra negerai, reikėtų neignoruoti. Būna dažnai, kad tiesiog atsigeriam vaistų ir viskas, ir tiesiog praeina tam momentui. Bet kitą dieną vėl atsiranda, ar ne? Tai mes turime visada pasižiūrėti ir bandyti spręsti, kodėl atsiranda tas galvos skausmas, o galbūt mūsų buvo mityba visai netinkama.
Tai kaip mes galime sumažinti? Tai visada žiūrėkite, skaitykite etiketės, kontroliuokite porcijas ir visą laiką bandykite, jeigu, tarkim, patiektas yra maistas, pirmiausiai paragaukite. Ir pasižiūrėkite, ar tikrai tos druskos trūksta, nes tikrai pažįstu ir tokių, žinau, žmonių ir jie iš savo pasakojimų, žinau, tiesiog atsisėda ar ne prie maisto ir jie jau įsivaizduoja, kad čia įsitikina, kad tai jau bus neskanu, man tikrai trūks druskos, nes galbūt anksčiau valgė tokį patiekalą ar ne ir ten buvo jo per mažai. Tai visą laiką paragaukit ir bandykit kiekvieną kartą tos druskos papildomai nebesidėti, ar ne, nes tikrai susirenkam ir iš kitų maisto produktų. Cukrus. Kaip ir minėjote, tikrai cukraus saldžiai sakėt, mėgstat pavalgyti. Tai jeigu viskas su juo kaip yra iš natūralaus angliavandenių šaltinių, tačiau jeigu jo vartojame per dažnai ir per daug, vėlgi jau yra tikrai negerai ir gali atsirasti tam tikri sveikatos sutrikimai. Gali būti cukrus natūralus cukrus, tai jisai yra geriau negu tas pridėtinis cukrus. Tai natūralus cukrus tai yra įvairiose vaisiuose, daržovėse, pieno produktuose, kur susidaro. Tai mes tą maistą gaunam kartu ir su skaidulom, ir vitaminais, ir mineralais, ir tai nėra tas pats blogiausias variantas. Labai netinkama yra ir tikrai daugiau kenkia tas pridėtinis cukrus. Tai jisai dedamas į visus perdirbtus maisto produktus ir ypatingai jisai negerai, jeigu geriame saldžius gėrimus, nes viskas, kas yra išgeriama, tas yra daugiau kenksmingiau negu kad būtų suvalgoma, dėl to reikėtų jį riboti. Na ir kokie gali būti požymiai išskiriami. Tai gali būti, jeigu mes jaučiame nuovargį, energijos svyravimą, taip pat jeigu dažnai mes jaučiame tą padėjusi potraukį saldumynam, nes cukrus sukelia dopamino išsiskyrimą smegenyse, kuris sukelia trumpalaikį malonumo jausmą. Tuo atrodo momentu viskas yra gerai, tačiau kuo daugiau vartojame cukraus, tuo didesnis poreikis ir taip gaunasi toksai užburtas ratas. Taip pat svoris, cukrus aišku įtakoja ir būtent svorio padidėjimą, odos problemos gali atsirasti, nuotaikos svyravimai ir be abejo odontologinės problemos, tai yra dantų ėduonis, nes bakterijos burnoje maitinasi būtent cukrumi. Ir kaip jį galima sumažinti? Tai vėlgi, jeigu mes užkandžiaujamės, tai stengiamės, kad tai būtų mažiau saldūs produktai. Taip pat stengiamės negerti arba mažinti saldžius gėrimus, netgi ir sultys yra, sultys ten, jeigu jos yra nenatūralios ar ne, pridėta labai daug yra būtent cukraus. Valgome daugiau skaidulų turinčių produktų ir išlaikome subalansuotą mitybą. Ir perėsim dabar prie antros dalies. Gal turite iš pirmos dalies klausimų apie mitybą? Apie grikius. Apie grikius, taip. Grikiai labai gerai, labai maistinga, daug geležies, labai mums yra tinkami ir mūsų kraujotakai, mūsų kraujagysliai, sureguliuoja netgi cukraus kiekį organizme. Ir tikrai rekomenduojama. Ar kažką dar norite paklausti? Tai tikrai valgykit, ar patinka grikiai? Nieko, gerai, ar ne? Tai tiesiog, jeigu ir patinka tam tikra kruopa, reikėtų prie jos nepriprasti kiekvieną dieną. Grikiai yra labai gerai, bet stenkitės, kad būtų kitą dieną atneša kitas kruopas, ar ne? Ir tikrai nebereikalo, nes kiekviena kruopa, kiekvienas grūdas turi tam tikrų skirtingų vitaminų, skaidulų, mikromedžiagų, kurios yra užtikrina mūsų visų savijautą. Ir dabar apie fizinę veiklą. Tai kaip manote, ar jinai yra svarbi? Sportas. Ar sportas svarbus? Žinoma, kad jisai yra labai svarbus ir neatsiejama mūsų sveikos gyvensenos dalis, nes jinai apima raumenų stiprinimą ir sąnarių sveikatą. Tai jeigu mes reguliariai fiziškai aktyviai sportuojame ir stiprinam raumenis, tai padeda mums ir lankstumui, ir judesių amplitudai, ir yra įvairios treniruotės. Yra jėgos treniruotės, lankstumo treniruotės, ar ne? O jėgos treniruotės jos sumažina mūsų raumenų nykimą, kuris būdingas ir mažėja su amžiumi. Kaip ir minėjau apie širdies kraujagyslių ligas, tai ne tik maistas, bet ir fizinė veikla. Pavyzdžiui, aerobinė veikla ypatingai, vaikščiojimas, bėgiojimas, galbūt greitas ėjimas, jinai būtent irgi padeda stiprinti širdį ir gerina mūsų kraujotaką.
taip pat padeda sumažinti ir aukštą kraujospūdį, cholesterolio kiekį mūsų reguliuoja ir netgi sumažina insulto riziką. Dar labai svarbu kaulų tankių ir osteoporozės prevencijai. Kai mūsų kaulų tankis mažėja, ar ne, su amžiumi, taip pat osteoporozė gali kaulų retėjimas, ar ne, irgi dažnas atvejis yra vyresnėme amžiuje. Tai būtent jeigu mes mankštiname, sportuojame, kaulų stiprinam, tai gali būti mums netgi ir prevencija nuo įvairių griuvimų, ar ne, metu, nes kai yra stipresni kaulai, raumenys, tai mums apsaugo, ar ne, ir mes galime tokiu atveju nesusižeisti arba mažiau susižeisti, nes tai bus apsaugotas jau mūsų tie kaulai. Taip pat psichologinė nauda, nes tikrai fizinė veikla mažina stresą, mažina nuovargį, depresiją ir apskritai fizinė veikla išskiria ir skatina laimės hormonų, endorfinų gamybą. Tai galbūt, kai pavažinėja dviračiu, ar ne, galbūt pastebėt, kartais taip sunku prisiruošti, arba kai ateina pas jūs mankštos, sunku prisiruošti ir ateiti į salę, bet kai pradedat sportuoti, tada endorfinai pradeda gamintis ir tokiu atveju atsirandam tikrai ir laimingesni tampam, ar ne, ir šypsenos atsiranda ir tikrai jaučiam tą būtent poveikį. Taip pat gerėja ištvermė ir jėga, nes jeigu mes reguliariai mankštinamės, netgi jeigu vieną kartą per dieną, tai mums lengviau yra atlikti tam tikras kasdieninės užduotis, tarkim, netgi pakelti rankas, užsidėti kepurę, atsisėsti ant kėdės ir tai viską tai lavina ir tikrai yra mūsų naudai. Tai kasdieniai patarimai kokie galėtų būti, ar ne, tokie paprasti, kur galima nebūtinai net išėjus ir kiekvieną dieną atlikti. Kas 3 minučių pabandykit atsistoti. Jeigu neišeina pavaikščioti, tai bent jau atsistojam nuo lovos, nuo kėdės ir nesidėkim visą laiką vienoj vietoj. Nes jeigu mes sėdim, dirba tik statinis raumuo ir mūsų kraujagyslės jos nejuda, ar ne? Kai mes atsistojam ir truputį pažingsniuojam, pavaikštom arba galim net atsisėdus, rankas pakelti, kojas pakelti ir mes jau aktyvinam mūsų kraujotaką. Tai labai svarbu neužsisėdėti. O jeigu kalbam telefonu, labai dažnai būna, kad tiesiog atsisėdam ir kalbam, ar ne? Tai geriau būtų, kad mes, jeigu išeina, tai pavaikščiotumėm, ar ne? Tada tai mes taip nepastebimai ir praeina tas laikas, jeigu užsikalbam telefonu. Taip, tai dabar dar parodysiu kelis tokius bazinius pratimus, kurie jums padėtų atlikti tiesiog paprastą veiklą namuose. Taip, tai aš pasimsiu kėdę ir pagal jūs norit pabūt modeliu. Ateisit? Ateikit. Taip, tai mes turime kėdę, ar ne, ir darysime tokį pritupimą. Pritupimas, kad būtų, mes visą laiką pasidedam kėdę, ar ne, kad tai būtų mūsų ir pusiausvyrai ir mes bandysime sėsti, jinai ir pusiausvyrai ir nuo kritimo, ar ne, mes sėdam, kai pajaučiam kėdę ir atsistojam, ar ne, tai tiesiog palengvintas pritupimas, bet mes visą laiką turime atramą, pabandykit, gerai, dar pritupimas ir atsisėdam, tiesi nugara. Ir taip, pajaučiam ir atsikeliam, ar ne? Ir bandytumėm taip pakartoti visą laiką bent jau kokius, taip, teisingai, labai gerai. Taip, tai čia, ačiū, tai gerės ir sąnarių judrumas ir padeda pasilaikyti, ateikit dar irgi. Pabandysit ir jūs. Taip pat galima dar toks vienas variantas, galima pritupimą daryti ir pasilaikant. Pabandykit dabar jūs kitą variantą padaryti. Tai pasilaikot ir bandykit pritūpti. O draugeliai tai gerina nuotaiką. Gerina nuotaiką, taip. Ir bandom atsitūpti. Pabandom. Taip, turėtų būti tiesi nugara. Gal pabandykit dar atsisėsti, tada bus jums stabiliau. Tiksliau, stojat ir atsistokit. Ir sėskit, palieskit kėdę ir vėl stokit. Svarbiausia, kojos pečių plotyje dar turėtų būti, taip tiesiau. Stengiamės, kad keliai neišeitų būtent už pirštų galiukų ir pakartosime, tokius visą laiką bandykit stengtis pakartoti bent jau 10 kartų, 10 serijų, taip, po 3 kartus. Jeigu norite, kad dar būtų stabiliau, ištieskit rankas tiesiai, pabandykit. Rankas ištiesiam tiesiai, bandykit, tik neatsisėskit, o palieskit tik tais kėdę ir vėl stokit. Bandykit tiesiai rankas ištieskit, turėtų būti stabiliau.
Va, ir jūs jaučiate visada atramą, jums yra tikrai, dar būtų rankytės, va, tiesios ir tai bandykite atlikti 3 kartus po 10 serijų. Labai puiku. Ačiū. Galite sėsti, pasimankštinom, dar parodysiu dar vieną pratimą. Tai būtent šitas pratimas labai yra gerai, mūsų stabiliam atsisėdimui, ar ne? Tiesiog, kai norim atsisėstis, tai tokie pritupimai yra palengvintas variantas. Antras pratimas, tai būtų žingsniavimas į šonus. Ateikit. Ateisit? Gerai, čia toks lengvas žingsniavimas yra, pabandysim. Ateikit, aš jums padėsiu. Va. Ateinam truputį, va. Puikiai. Va, mes turėsime atramą vėl kėdę. Šitas pratimas mums padės kojų jėgai, pusiausvirai. Mums reikėtų jūs norit pasėdėti dabar truputį, ar ne? O pabandysim atsistoti ir įsikabinti į kėdę. Pabandom? Jūs labai atsistokit dabar. Atsistokit. Va, aš padėsiu ir įsikabinam į kėdės atlošą. Va, mažiekit. Va. Įsikabinam į kėdės atlošą ir žingsniuojame į šonus. Vieną žingsnį. Ne, kėdė stabiliai stovi, kad kėdė juda, ar ne, nevaikštynė, tiesiog į šonų žingsnelį. 1, 2 ir grįžtam atgal. Jeigu norit stabiliau ir grįžtam atgal, visą laiką laikykite ranką į atramą. Taip, ir į kitą pusę. 1 žingsnis prie žingsnio, ar ne, ir į kitą pusę. Ir vėl bandom. Jo, nebepasiekėt ir vėl grįžtat. Galima ir prie sienos. 1 prie 1 pristatom. Vėl einam už kėdės, kad laikytumėt ir jaustumėt saugiai, nes jums labai svarbu yra tas saugumo jausmas, ar ne? 1 pristatom pristatomaisiais žingsneliais. Ir stengiamės, galim laikytis į sieną ir visą kraštą apeiti, arba galima laikytis į kėdę, arba į lovą, arba į stalą, ar ne? Ir apeiti visą stalą. Tada gal geriau. Gerai, jums labai puikiai sekasi. Gerai, labai gerai, labai gerai. Labai puikiai sekasi. Va. Jūs puikiai ir taip paeinat. Taigi, šitas jisai padeda ir pusiausvyrai pratimas, ir padeda išvengti įvairių būtent kritimų, ar ne? Dar vienas pratimas būtų kulnų pakėlimas. Jisai stiprina ir blauzdos raumenis ir gerina mūsų pusiausvyrą. Tai galime, kas gali atsistoti, o kas gali sėdėti, nes yra dvi versijos, ar ne? Yra lengvesnis ir tas sunkesnis pratimas. Mes atsistojame ant kulnų ir nuleidžiam. Labai svarbu yra, kad jausime stabiliai, visą laiką, kad būtų kėdė, ar ne, ant gal. Ir pakeliam blauzdas. Galime ir atsisėdus, ar ne? Atsisėdam, kojos stačiu kampu. Ir kojos stačiu kampu ir stengiamės pakelti blauzdas. Taip, įsikabinam į ranką ir lėtai, labai svarbu mums lėtai pakelti, palaikyti net galim kelias sekundės, kad blauzdos įsitemptų ir lėtai nuleidžiame, ar ne? Labai svarbu ne greitai, labai svarbu lėtai atlikti pratimą, labai teisingai. Ir visą laiką stenkimės pakartoti bent 10 kartų. 3 serijas, ar ne? Pailsim ir vėl atliekame pratimą. Taip, paskaičiuojam, labai nedaug, galite tikrai ir su viena koja daryti. Supratau. Taip, ir turime dar vieną pratimą. Būtų būtent rankoms, nes jisai bus rankoms atliekamas pratimas, būtent gerės mūsų pečių judrumas ir stiprės pačios rankos. Tai galima atsistoti arba galima atsisėsti, kaip jums patogiau, ir stengiamės ištiesti rankas, rankos tiesios, nugara ištiesta ir sukam nedidelėm amplitutėm. 10 ratukų sukam į vieną pusę. Labai svarbiausia, kad jie būtų nedideli, ištiesos rankos per alkūnes ir į kitą pusę. Ir mes taip savo pečių juostą, sąnarius pramankštinam nedideliais rateliais.
Taip, visą laiką padarom, nuleidžiam labai ramiai rankas ir tą patį galim pakartoti, jeigu norime, kad kitas raumenų grupės apimtų. Ištiesiam rankas ir vėlgi sukame rateliais. Taip. Tai dirba ir mūsų dvigalvis žastų raumuo, ir trigalvis, ir sąnarių, ir pečių juostą. Labai daug apimam, sukam į vieną pusę ir sukame į kitą pusę. Ir nuleidžiam rankas. Dar kad pakartojam į šonus, kad įsisavintumėm. 10 ratelių į vieną pusę ir 10 ratelių į kitą pusę. Ir labai lėtai nuleidžiame. Tai vėlgi, stenkitės pakartoti šitą pratimą bent jau kokius 10 kartų po 3 serijas. Ir tokia kasdieninė mankšta. Laisvais judesiais. Taip, tai visų šitų paprasčiausių pratimų nauda tai ir būtų, kad mūsų pusiausvyra pagerėtų, taip pat padidėtų stabilumas, taip pat yra mažėja kritimų rizika, mažindami kritimų riziką, kaip ir sakiau, jeigu, tarkim, stiprinsim rankas ir netyčia kur nors užkliūsim, bandysim griūti, tai jeigu bus stipresnis jau raumuo, tai jis apsaugos mūsų kaulus ir sumažės traumų tikimybė. Taip pat stiprės raumenys ir sąnariai, padidės lankstumas, sąnarių veikla padidės, gerės širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos, taip pat, kaip ir sakiau, laimės hormonas išsiskiria, tai pagerės ir mūsų psichoemocinė sveikata. Labai svarbu būtent vyresnio amžiaus žmonėms jaustis stabiliai, kad, kaip ir sakiau, dėl to labai reikalinga atrama, kėdė reikalinga, siena prisilaikyti, kad jūs jaustumėt saugiai. Nes kai jaustumėt saugiai, tada tas pratimas būtų atliekamas visai kitaip, su didesnio nauda. Dar labai trumpai apie sarkopeniją, kurią šiek tiek užsiminiau. Tai yra neišvengiamas dalykas, kuris yra progresuojamas dėl raumenų masės. Tai matome kaip paveikslėlį, ar ne, kaip yra atrodo raumuo, o vyresnėme amžiuje jisai susitraukia. Dėl to ir labai svarbu yra ta fizinė veikla ir fizinis aktyvumas, kad jisai ta mūsų raumenų grupė neišnyktų tie raumenys, ar ne, tai mes juos stiprinam, tvirtinam ir kad jį turėtumėm. Nes jisai natūraliu būdu jau mažėja arba netgi būna visai išnyksta. Tai sarkopenijos gydymas, kad jo išvengti, tai yra pagrindinis dalykas, tai yra fizinio aktyvumo didinimas. Ir tai yra netiesa, kad kai sako, prie senjoram negalima, tarkim, daryti jėgos pratimų. Galime daryti su savo svoriu tai jėgos pratimus, ar ne, ir kad tuos būtent raumenis stiprinti, kad jie neišnyktų. Taip pat su amžiumi dėl maisto, tai padidėja baltymų poreikis, nes baltymų reikia ir raumenų sistemai, ir kad neišnyktų, ir taip pat ląstelėm atsinaujinti. Taip pat raumenų stiprinimo pratimai didina raumenų jėgą ir masę, ir tikrai nėra kliūtis jų atlikti ir senjorams, ar ne, svarbiausia atitinkamai pasirinkti svorį. Tai baziniai pratimai yra pritaikyti mūsų kasdienėm veiklom, kad palaikyti judrumą, jėgą, lankstumą, pusiausvyrą, išlaikyti fizinį aktyvumą ir pagerinti gyvenimo kokybę. Tai visi pratimai, jie sumažins kritimų riziką, gerins širdies sveikatą ir apskritai bendrą savijautą. Labai svarbu žinoti, kad su amžiumi natūraliu procesais organizmo sistemose atsiranda fiziologinių struktūrinių pokyčių. Dėl to visos raumenų masės tirpsta ir priklauso jų motorinės veiklos. Tai ne tik apskritai mūsų, kaip ir buvo pati pagrindinė tema, pabaigai, ar ne, kad svarbiausia yra mityba, gyvenamos aplinkos veiksniai, gyvenimo būdas, fizinis aktyvumas ir jeigu mes viską suplanuosim kasdieninėje veikloje, tai tikrai ta mūsų sveikata ir taip greitai galbūt nekis. Gal turite kokių nors klausimų diskusijai šitą temą? Viskas kaip ir aišku, ar ne? Tai ačiū tada Jums už dalyvavimą ir tikiuosi, kad žinios buvo naudingos ir jas panaudosite savo kasdienime gyvenime.